Nu, blemba, nejaukiai atrodanti. Kaip naktį čia atrodo. Irgi taip pat nejaukiai. Jūs juokaujat. Kaip krypė atrodo naktį. Matos ar ne? Blemba, biški matos. Da, tas lietus tikrai jaukumo neprideda. Atsivaidot, pižlė kažkaip. Čia kurs kažkas buvo? Jau, tai šiandien važiuojame į labiausiai apleistą ir paslaptingiausią vietą Lietuvoje. Daugiau nei 100 metų senumo Nevėžininkų koplyčia. Tai kadaise ten vykdavo pamaldos, rinkdavosi žmonės, o šiandien iš to pastato turėtų būti lygiai tik mūrai. Bet internete labai visokių yra daug vaizdo įrašų, visokių komentarų, atsiliepimų apie tą vietą. Žodžiu, ten vieni nuvažiavę girdi vairiausius garsus, po tos vietos mašina nebeužsikur, kitiem važiuojant stabdžiai dingdavo iš po tos vietos pabuvimo. Žodžiu, vyks visokie nepaaiškinami dalykai. Bet kažkaip nelabai tikiu aš. Tai manau, reiktų aplankyti. Pirmiausia, atvažiuosim dieną, va dabar, pakeliu jau esu, atvažiuosim dieną. Tačiau to viskas nesibaigs. Pabūsim dieną ir tada sugrįšim dar 3 valandą nakties, kaip sielas aktyviausias būna. Ir pažiūrėsim, kaip tada atrodys ta koplyčia tokioj šiurpinančioj atmosferoj. Nu ką, važiuojam greičiau! Naktį apsilankę apleistoje bažnyčioje, tai kas nutiko užgniaužė kvapą. Nykstančioje koplyčioje mėgstantis apsilankyti jaunimas teigia, kad apleistame pastate vaidenasi. Ne vienas jų sakėsi matęs neaiškės šviesas, šešėlius, daliai apsilankiusių gesdavo automobiliai. Žmonės kalba, kad ten senais laikais 3 kunigai pasikorė. Važiuoju, reikia įvažiuoti į įkalnę, mašina niekaip neįvažiuoja į tą kalniuką, tik iš 3 karto sugebėjau užvažiuoti. Kažkas mašinos bagažinėje ėmė bildėti, apėmė jausmas, kad ten kažkas yra. Nuvažiavau 3 kilometrus, pasižiūriu, nieko. Važiuoju toliau, vėl tas pats, vėl pasižiūriu, nieko. Parvažiavau civilizaciją, ėmė automobilio centrinis užrašas darniuoti. Tik per plauką pavyko išvengti nelaimės. Nieko labai įspūdingo nepamatėme, tačiau automobilis taip pat pradėjo keistai elgtis. Užsivedė gal tik iš 3 karto, nors problemų dėl to niekuomet nebuvo. Po to ten, kur kelias susikirto su greitkeliu, staiga dingo stabdžiai. Viskas gerai baigėsi tik todėl, kad puikiai veikia rankinis stabdis. Buvau naktį prieš kelis metus, tai mašina nebesikūrė, o netoliese girdėjusi šuns lojimas, nors nieko nebuvo. Esame buvę naktį, atvažiuojant navigacija konkrečiai durniuot pradėjo. Mašina ten man nebeužsikūrė, nors viską išjungus buvau. Atvažiavo draugai, o kumo kaitint. Tikrai vyksta ten kažkas. Žinau šitą koplyčią Panevėžio rajone. 2 kunigai pasikorė čia. Įdomus dalykai čia darosi. Kažkada nei iš jo, nei iš to mašina nebeužsikūrė, kai reikėjo išvažiuoti. Nevėžininkus pamėgo vaiduokliai. Kažkodėl užsidegdavo ir vėl išsijungdavo automobilių žibintai. Pradėjo kilnotis elektra valdomų langų stiklai, o bandant išvažiuoti neužsivesdavo iki tol rūpesčių nekėlęs automobilio variklis. Daugiau ten nebevažiavome. Nu ką, atsijudėjom čia keliukais. Nežinau, iki čia davažiavom. Čia ir tokia pakalnė, kur rašė, kad ne visi kilpo to. Čia kažkur biški pamiškiai. Nu ką, einam. Jau iškart nejauku. Tokia bala. Iki čia buvau davažiavęs, galvojau daugiau važiuosiu, bet tokia bala tai gal nelabai. Kas? Stirna buvo? Stirna lapė. Tu manęs negazdink jau. Aš galvojau, kad jau kažką matai. Žiauriai nejauko. Jau matau kampą. Oho. Va, tokia koplytėlė.
Blemba nejaukiai atrodanti. Užkalti jau langai. Beleka ta koplytėlė. Beleka. Kai mačiau tuos visokius įrašus, tai buvo neužkaltas vidus. Dabar užkaltas. Ši koplyčia pastatyta yra 19 amžiaus antroji pusėje. Tai reiškia, kad jie jau 100 metų, jau jai 100 metų. Jo, tai kadaise čia vykdavo pamaldos, rinkdavosi žmonės, viduj būdavo altorius, vargonai ir gražiai išpuoštos sienos visokios. Bet dėja bėgant metams viskas pasikeitė. Jo, tai po antro pasaulinio karo ir sovietmečių tai koplyčia prarado savo tikrąją paskirtį. Ir aš jau einu žolynais. Čia nebebuvo daromas pamaldos, pastatas buvo pritaikytas ūkio reikmėms. Vienu metu čia veikia elektros pastotė. Vėliau laikomas trąšos čia būdavo. Tai čia matom kriptą. Kiek girdėjau, čia būdavo laidojami dvarininkai, man atrodo, kažkas tokio. Čia kažkada buvo kaulų, atkasę kaulus, kažkur čia kažką girdėjau. Dar čia akmenai ant žemės likę, gal takiuks koks buvęs. Beleka. Sklind daug gandų visokių, kad čia, jog čia vaidenas, būna visokių garsų, nes viduj neoficialiais duomenim yra pasikūrę 2 ar tai 3 kunigai. Žodžiu, baugi vieta, kiti čia atvažiavę girdi garsus. Ten kažkur šuo loj. Čia yra dar kalniuks, reiktų užlipti ant to kalniuką. Ir visokie tokie va, dalykiukai. Šiaip vieta tai beleka, gražu tikrai. Na, bet ir nejaukiai atrodo. O tai kas naktį? Naktį čia iš viso. Beleka. Šiaip dabar stovint, kaip ir nėra garsų. Labai gerbiu savininkus. Bet atsiprašau savininks. Tikrai norisi vidų įeiti, ką? Tai taip dabar čia palikt. Būtų nesąmonė neįeiti. Atleiskit. Vidus taip atrodo. Ak tu savo. Kaip apaugė čia visur. Tai va čia buvo tas pagrindinis įėjimas. O kaip apaugo. Dabar bandom pasiklausyti. Labai daug garsų visokių. Paukščių. Bet tyloj tai nejauku. Čia kažkur dar turi būti užrašas lenkiškai. Jo, tai pastatas avarinės būklės. Gal prožektorių nepasiėmiau. Ką jūs čia darėt? Ugnį kūrenot. Gerbti, reikia tokias vietas gerbti. Nežinau, kas čia galėjo būti tai vietai.
Čia kažkur dar stovėjo altorius senais laikais. Bele ką. Blemba, čia net medžiai jau išdygę vidui. Didžiausi. Tai dar vieną kambariuką mačiau. Kažkaip vaizdaryti. Gerai, kad ne su šortais. Opa. Beleka. Jūs pažiūrėkit, kokią sieną storumą būdavo. Parodysiu. Žiūrėkit. Tokia storumo siena su mano ranko lyginant. O kur tas užrašas, nežinau. Tokie langai. Tai išlikęs vienas normalus kambariukas čia. Beleka. Gerai. Dieną tai negirdžiu kažko blogo, bet naktį viskas pasikeis. Koplyčia tai užskaitau tikrai. Nežinau, visai ramu čia. Nu gerai, gal kol nesutemo ir ramu. Šiaip ne bairis, bet kažką girdėjau, kažkokių vargonų garsų. Garsas, bet čia vanduo, ne laš? Nežinau. Naktį sužinos. Nu garsų tai pilna, bet tai čia, tie garsai tai čia visokių vandenų, lašiukai čia dabar iš po lietaus da. O iš galo irgi beveik kaip atrodo. Keliuks buvęs. Einam kimarint. Nežinau, ar čia kimarinsim, ar biškai išvažiuosim. Ir grįšim lygiai 3:00. Dabar turim kiek? Po 9:33, bet nieko. O ką grįžau mašiną. Žiūrim, čia neužsikurs gal tą mašiną man dabar. Ko puikiausiai, kol ne naktis tikriausiai. Gan jūs gera. Valgai? Amba šį norėčiau pavalgyti. Kotinėlis ant kelio. Nu ką čia daro dabar? Ar gražu taip daryti? Nu, ką čia darai dabar? Žodžiu, biški lietus apsiramino. Turim jau po 2:35. Po biški reiks judėti link ten, nes kažkur apie 6 kilometrus nuo ten esu. Baisu. Nežinau, jau kažkaip net nebelabai noriu. Nu ką, atvažiavom. Turim po 2:08. Bandom eiti link ten. Nu ką, einam. Žiauriai nejauku. Nežinau, bet diena buvo tikrai jaukiau.
100 kartų. Jūs juokaujat. Kaip krypė atrodo naktį. Net nesimato per kamerą. Tuoj prieisiu arčiau. Einam čia gal. Va, matos ar ne? Lemba, biški matos. Ak, tu savo kaip krypė. Šiauriai. Nu gerai, naktį tikrai nejaukiau. Da, lietus pradėjo lyt. Eik, tu savo kaip pilt pradėjo. Einam link kriptos pažiūrėt. Tada įsimesim biškį vidų dar. Nematau, kur eiti. Tu savo kaip nejauku. Da, tas lietus tikrai jaukumo neprideda. Kaip naktį čia atrodo. Irgi taip pat nejaukiai. Kažkas viduj sukrebždėjo. Einam dar ant kalniuko. Tu savo kaip pilt pradėjo. Šiauriai nejauku. Šiaip kaip ir nieką negirdim kol kas. Einam link vidaus dabar. Bet dieną visų naktis tai 100 kartų milijonų nejaukiau negu dieną. Oi, juk tu savo. Širdis biški pulsas pakilęs. Gerai, čia vanduo laš. Čia drugelis skraido. Bando pasiklausyt kažko. O kaip naktį nejaukiai čia. Tai jo, kaip ir minėjau, čia tikriausiai buvo pasikorę 2 ar 3 kunigai. Tai tipo visiems vaidenas čia jie, garsai turėtų būti. Bet kol kas pas mūsų garsų nėra, tik lietus belia kaip daužo. Ateinant iš vis nelėja. Čia kurs kažkas buvo? Ateinant iš vis nelėja. A čia tas garsas buvo iš... Neužlipai ant nieko? Ne, ten toj pusėj buvo. Už tos sienos? Į tą, tiesiog iš tos pusės. Vardinai iš tos pusės.
Aš tą kartą tukštą, ne? Mhm. Aš tą irgi girdėjau. Atsuksim kamerą, pažiūrėsim, ar girdėjus. Ir tikrai ne nuo lietaus garsas. Gerai, reikia tyliau šnekėti. Girdėjai? Nu vėl kažką girdėjau. Ir ten giliau jau tikrai neįeisim. Bet ar čia tą langą norėjau parodyti? Nes čia džiunglės, čia tiesiog džiunglės. Prirašinėt. Žiūrėk, koks vabals vaikšta. Žiūrėk, čia 20 net buvo atėjęs. Čia 20. Kažkas 20 čia užsirašė vardą. Žiauriai gerai atrodo. Čia nežiūrėjau, kad tiesiog akmuo nukristų. Aš viską girdėti pradėjau, kai pradėjai sakyti. Tai žodžiu jau kažką girdžiu. Tai žodžiu jau prabuvom apie pusę valandas. Jau turim po 3:40. Nežinau, bandom klausytis tokius garsus, bet čia kažkoks vienas garsas ten buvo. Atsivaidoti pižlint kažkas. Ar jau kaip renka vaikai ir pagiriam. Ir dar biškį pabūnam, bandom pasiklausyti. Tikriausiai einam dar iš išorės pasiklausyti, ne? Einam dar pasižiūrėti tą vietą, kur garsą girdėjom. Ten garsas buvo, ne? Ne čia, ten. Dar iki to kampo pabandom paeiti. Bet šiaip tai krypi atrodo. Ką žinau. Dar kelias minutės pastovim, pasiklausom. Visiškai tyloj. Ir išjungiam šviesą. Gal tą irgi. Jūs dabar nieką nematot? Nu nežinau, lietaus garsai, ne? Ten biškai kažkas girdėjus. Ir viskas, ir belia kaip lietus pradėjo lyt. Jo, žodžiu, biškai ir ten skiri visokių dalykėlių. Aišku, tikrai ne pats jaukiausias momentas čia būti. Dar iki mašinas negrįžom, aišku, aš tikiuosi užsikurs. Gerai, judam viskas į mašiną, nes belia kaip pradėjo lyt. Žodžiu, Nevėžinių koplyčia liuks tiek dieną, tiek naktį. Naktį, aišku, daug baisiau, bet šiaip kažko išskirtinė negirdžiu. Aišku, jeigu nelytų lietus, tai mes girdėtumėt gal daugiau garsų. Bet dabar vien lietaus garsas. Nu, da ten kažkoks akmenuks nukrito, kas ten kažkoks garsas buvo. Seni. Žinokit, neini išjungt filmavimą. Švies. Daug sprogimų. Man girdi. Neini išjungt filmavimą.
Kas čia yra? Bet man dabar einama, atrodo, kad už galą kažkas. Nežinau, man tai vidai širdis tavo tojas ir visų šonų. Ten kaip buvom? Nu, Nu jo, tikrai nejauku. Nu ką? Rinksim karaktelį. Normaliai atrodo viskas. Bet kaip lyt pradėjo. Ar čia ženklas? Jo, tai važiuojamės jau iš čia. Nes čia žiauriai baugiai atrodo, jūs tik pažiūrėkit. Ui, posūkį pajungiau. Užrasuoja čia langai. Žodžiu. Užsirakinom. Baisiai atrodo. Jeigu nori daugiau tokių video, paspausk like, paspausk subscribe, parašyk komentarą ir susitiksim prie kitų pastatų. See you later.